Sveiki, tai yra Menkov Solutions vaizdų pristatymas, kuriame aš papasakosiu jums, kaip mes parengėme ir įgyvendiname marketingo strategiją Woodpeckers pirčių verslui. Bei kaip ši strategija padėjo pasiekti jau jums pristatytus pardavimo augimo ir prekės ženklo žinomumo rezultatus. Trumpai apie mane. Mano vardas yra Jegoras, esu marketingo agentūros Menkov Solutions bendraįkūrėjas ir vienas iš projektų vadovų. Jei norite daugiau sužinoti apie mane ir mūsų agentūros veiklą, tai galite padaryti apsilankę mūsų web svetainėje menkov.com. O dabar grįžkime prie Woodpeckers pirčių verslo atveju. Pradžiai apie tai, nuo kokio taško mes startavome. Taškas A buvo toks. Įmonė norėjo aktyviai dirbti Jungtinės karalystės ir Airijos rinkose. Tačiau šiose rinkose praktiškai neturėjo jokio prekės ženklo žinomumo. Nebuvo socialinių tinklų auditorijų, nebuvo marketingo sistemos, nebuvo nusiklaus kliento pritraukimo modelio. Marketingo prasme startavome nuo visiško nulio ir švaraus lapo. Kai jų vadovo Richardo aš paklausiau, kaip iki šiol veikia klientų pritraukimas, atsakymas buvo gana paprastas. Jis atsakė, kad jie tiesiog pirko reklamą ir kėlė savo nuotraukas į Facebook Marketplace. Bet tai veikia tik tam tikrą laiką. Ir dar jie laikėsi ant reklamos pagal rekomendacijas arba dar kitaip iš lūpų į lūpas. Kai paklausiau, o tai kodėl kreipėsi į mus, atsakymas buvo, kad šis klientų pritraukimo modelis dėja nustojo veikti, nes išaugo konkurencija, krito matomumas, sumažėjo stipriai pardavimai. Atsirado stresas, neapibrėžtumas ir visiškas nesuvokimas, ką daryti toliau. Nes vienu metu buvo viskas gerai, o po to staiga kažkas pasikeitė į neigiamą pusę. Ir šioje vietoje norėčiau būti labai atviras ir sąžiningas su jumis. Noriu akcentuoti svarbiausią marketingo pamoką. Į marketingo specialistus reikia kreiptis ne tuomet, kai pas jūs viskas blogai ir situacija jau yra kritinė, bei ant ribos, bet tuomet, kai pas jūs viskas gerai arba bent jau stabilu, nes marketingas yra verslo plėtros įrankis, o ne paskutinis šiaudas skęstančiam verslui. Ir jokie, net patys geriausi marketingo specialistai ar marketingo gūrų jūsų verslo neištrauks ir neišgelbės. Todėl tie, kas žiūrit ir klausotės, į mus reikia kreiptis, kai dar viskas gerai arba stabilu, tam, kad viskas taptų geriau nei gerai. Pavyzdžiui, kaip tai daro vienas iš didžiausių mūsų klientų agentūra Grūda. Kaip matote, jų pardavimo pajamos 25 metais buvo virš 15 milijonų eurų, o įmonės pelnas virš 1 milijono eurų. Ir tai yra geriausias momentas daryti aktyvią plėtrą. Ką jie šiuo metu ir sėkmingai daro, o mes toje plėtroje atliekame tam tikrą vaidmenį. Bet grįžkime prie mūsų mažiau pozityvaus pavyzdžio, kai mums visgi pavyko padėti klientui ištraukti kritinę situaciją. Ir štai ką bei kodėl mes darėme pažingsniui. Mes realizavome Menkov Solutions strategiją, kurią vadiname snaiperio strategiją. Nes tai vienintelė strategija, kurią mes sutinkame realizuoti tuo met, kai į mus kreipiasi smulkesnės įmonės ir verslai. Vienas pagrindinių jos principų skamba taip. Svarbiau ne tai, ką mes darysime, bet žymiai svarbiau tai, ko mes atsisakysime ir nedarysime. Nes realiame gyvenime verslas visada turi ribotus resursus. Ir verslas visada priima sprendimus, kur tos ribotus resursus panaudoti. Kur nukreipti tą ribotą kelių tūkstančių eurų marketingo biudžetą. Šio kliento atveju mes tai nukreipiame į snaiperio strategiją, kuris susideda iš šių sudedamųjų dalių. Pirma sudedamoji dalis – tai yra Google Ads reklamos tipas ir formatas, kai reklama rodoma tik Google paieškoje, ne YouTube platformoje, ne Google partnerių svetainėse, bet tik Google paieškoje ir tik vartotojams, kurie įveda konkrečias frazes į tą Google paiešką. Antra sudedamoji dalis – tai specializuotas web puslapis vadinamas landing page. Jis yra skirtas konkrečiai šiam reklamos tipui ir formatui. Svarbu, akcentuoju, tai nėra klasikinė reprezentacinė web svetainė, kurią įprastai kūrė ir pardavinėja web puslapių kūrėjai. Tai marketingo priemonė, nukreipiamasis web puslapis, dar vadinamas landing page, kuris yra skirtas mokamos reklamos srautui. Jis kūrimas pagal marketingo specialistų logiką, autonomiškai, kai prioritetai suteikiami visiškai kitiems dalykams bei detalėms, apie kurias didžioji dalis verslų net nesusimasto. O web puslapių kūrėjai jums pasakys, kad tokie puslapiai yra neva neteisingi. Ir čia aš su jais sutiksiu, bet su viena pastaba – neteisingi pagal jų logiką, o pagal marketingo logiką dar ir kokie teisingi. Ir trečioji sudedamoji dalis – tai Meta Facebook mokama reklama ir tik keli konkretus jos tipai bei formatai.
Dabar pakalbėkime apie tai, kodėl Woodpeckers atveju buvo pasirinkti būtent šie marketingo sprendimai ir formatai. Tam turime prisiminti kelis svarbius paaiškinimus. Kas yra produktas, bei kas yra to produkto rinkos apimtis. Produktas tai žmogaus problemos arba dar kitaip poreikio sprendimas. Viskas, ką reikia suprasti, kas yra produktas. O rinka tai žmonių turinčių tą problemą arba poreikį apimtis. Tad analizuodami rinkos apimtį, mes ją segmentuojame į štai tokius auditorijų tipus. Ir tai mes darome pagal Beno Hunto sąmoningumo laipto segmentavimo modelį. Nulinio lygio auditorija tai yra plačiausias jūsų produkto rinkos segmentas. Tai yra žmonės, kurie nesąmoningumo būsenoj jūsų produkto atžvilgiu. Tai yra, jie net nesuvokia savo problemos arba poreikio, kurį jūsų produktas sprendžia. Jiems parduoti jūsų produktą yra sudėtingiausia. Ir jokios akcijos, nuolaidos bei nemokamos zamanuchos čia neveiks. Marketingo procesas su šiuo segmentu yra labai ilgas, labai nuobodus, bei labai brangus tiek pinigų, tiek laiko atžvilgiu. Bet tie, kas moka su šiuo segmentu dirbti ir investuoja į tai, be abejo, ilgalaikį perspektyvui gauna geriausius rezultatus. Dažniausiai su šiuo segmentu dirba didesni verslai, turintys didesnį kapitalą arba startuoliai su milijoninėmis investicijomis. Woodpeckers pirčių verslo atveju rinktis šį segmentą tiesiog nebuvo prasmės. Tai buvo neadekvatu tuo laikotarpiu. Pirmojo lygio rinkos apimties segmentas jau yra šiek tiek įdomesnis mums, nes tai žmonės, kurie supranta problemą arba poreikį. Pirčių ir sauno atveju tai potencialaus kliento galvoje gali skambėti taip. Norėčiau daugiau poilsio, norėčiau vietos atsipalaiduoti po darbo, norėtųsi kažko savo kieme šiam poreikiui patenkinti, bet vėlgi, Woodpeckers pirčių verslo atveju darbo su šio segmento pradžioje strategiškai atsisakėme, nes prieš parduodant šiai auditorijai konkretų produktą, tai yra pirtį arba sauną, iš pradžių tektų pardavinėti galimų sprendimų kategorijos. Todėl mes pereinam į antrojo lygio rinkos apimties segmento nagrinėjimą. Tai jau yra dar įdomesnis segmentas, konkrečiai šiuo atveju. Nes čia žmonės jau yra sprendimų kategorijos svarstymo lygmenyje. Jie jau žino galimas sprendimų kategorijas. Kad yra džakuzi, yra baseinas, yra terasa, yra pavėsinė, yra sauna arba pirtis. Bet dar nežino, ką rinktis, kokį produktą pasirinkti. Ir jų galvoje kol kas nėra konkrečios pasirinktos sprendimų kategorijos. Vėlgi, Woodpeckers pirčių verslo atveju darbo su šio segmento pradžioje strategiškai irgi atsisakėme. Nes marketingo biudžetas buvo labai ribotas ir nebuvo prasmės bandyti jo nukreipti šią linkmę. Tad pradėti dirbti su šiuo segmentu strategiškai irgi atsisakėme, nes pasirinkome darbą su dar siauresnių ir dar mažesnių procentinių rinkos apimties segmentų. Tai yra trečiojo lygio rinkos apimties segmentų. Su ta auditorija, kurie jau žino, kad yra toks produktas arba sprendimas kaip pirtis, sauna. Ir ši auditorija tiesiog jau yra pasiruošusi pasirinkti produktą tarp skirtingų produktų tiekėjų. Šioje vietoje tikiuosi, kad žiūrite bei klausotės labai įdėmiai ir jums jau kilo klausimas. O tai kodėl nenusileidote dar keliais laipteliais žemyn link dar siauresnių, bet įdomesnių auditorijos segmentų? Pavyzdžiui, 4 lygio auditorijos segmento. Atsakau. Nes šios auditorijos Woodpeckers atveju buvo praktiškai nulinės arba arti nulio. Žmonių skaičius, kurį galėtume priskirti šioms auditorijoms, buvo labai kuklus. Tai buvo potencialūs klientai, su kuriais jau buvo bendrauta, komunikuota ir panašiai. Tačiau jų neužteko užsakymo augimui ir verslo plėtrai. Bet trumpai aptarkime šios lygius. 4 lygio auditorija – tai žmonės, kurie jau žino, kad pirčių kategorijoje egzistuoja konkretus Woodpeckers produkto pasiūlymas. Tačiau jie kol kas neperka, nes dar nėra įsitikinę šio pasiūlymo privalumais. Kodėl būtent jos reikėtų pasirinkti? Su šio lygiu pradėjome dirbti irgi iš karto praktiškai šio klientų atveju, tačiau apie tai šiek tiek vėliau. Na ir 5 lygis. Siauriausias ir mažiausias procentinė prasme segmentas – esami pirkėjai. Tai yra klientai, kurie jau prabalsavo pinigais už jūsų produktą ir pasirinko būtent jūsų pasiūlymo. Be abejo, tai yra vertingiausia ir svarbiausia bet kokio verslo auditorija. Ji buvo ir paši mūsų klientą. Tačiau pirčių gamyba ir instaliavimas galutinio vartotojo kieme yra vienkartinis projektas.
Čia nėra didelio, taip vadinamo, customer lifetime value. Tai paslaugų ir didesnės maržos verslo modelis, kuris turi savo pliusus ir minusus. Ir pliusas tas, kad iš vieno projekto uždirbama gana daug, tačiau dažniausiai tik vieną kartą. Nes antros pirties, antros saunos žmogus savo kieme greičiausiai jau nebestatys. Žinoma, galima skatinti rekomendacijų sistemą ir panašius sprendimus. Ir šiuo atveju klientas jau savarankiškai bandė tai įgyvendinti tam tikrų lygmenių. Tačiau verslo plėtrai to neužteko. Todėl pagal Menkoff Solutions Sniperio strategiją nusprendėme taikytis į trečiojo lygmenio auditoriją, o tam geriausiai ir tiko mūsų pasirinktas konkretus Google paieškos reklamos tipas bei formatas. Dabar apie jį plačiau ir pakalbėsime. Mes pasirinkome tik vieną Google paieškos reklamos tipą ir formatą. Tai reklama, kuri rodoma tik tuo atveju, kai žmogus į Google paiešką įveda labai specifines ir konkrečias frazes. Nes tai yra puikus būdas pagauti žmonių auditoriją, kuri jau yra produkto tiekėjų pasirinkimų stadijoje. Juk yra didesnė tikimybė parduoti produktą žmogui, kuris jau aktyviai jo ieško čia ir dabar. Ir štai čia yra labai svarbi vieta, kur didžioji dalis verslų, norinčių reklamuotis Google paieškoje, labai dažnai paslysta, nes tinkamai nepadaro tokio svarbaus etapo, kaip kvalifikacija pagal raktinių žodžių prasmę ir intenciją, nes pasirenka pernelyg bendras frazes ir abstrakčias paieškos kombinacijas, pagal kurias nori reklamuotis. Pavyzdžiui, šio kliento atveju gali kilti pagunda reklamuotis pagal tokias frazes kaip pirtys, sauna ir panašiai. Bet pagal mūsų pasirinktą Sniperio strategiją tokios frazės yra netinkamos ir mes jų atsisakome. Mes pasirinkam šaudyti tik į tokias frazes kaip, pavyzdžiui, Round sauna outdoor, buy wood-fired sauna, wood-burning sauna for sale, buy wood-burning sauna, 4-person barrel sauna, best outdoor sauna for sale, traditional outdoor sauna for sale ir panašiai. Nes šiuose frazėse matome daugiau signalų, daugiau požymių, kad vartotojas jau yra pirkimo procesų svarstymo etape. Atitinkamai reikia atlikti ne tik kvalifikaciją, bet ir diskvalifikaciją. Tai yra pašalinti, atsisakyti frazių ir raktinių žodžių, kurie yra pernelyg bendri arba siunčia raudonų vėliavų signalus. Pavyzdžiui, šis žodis sauna, pirtys arba angliškai sauna yra per bendrinis ir mums netinkamas, arba sauna šalia manęs, sauna near me, irgi nėra tinkami. Todėl jų mes atsisakome. Nes, vėlgi, pasikartosiu svarbiausia mūsų Sniperio strategijos principą. Svarbiau ne tai, ką mes darome, bet ko mes atsisakome ir nedarome. Judame toliau. Po to, kai mes prisitaikėme į labiau tinkamas frazes ir paieškas, mes perėjome prie antrojo lygio kvalifikacijos bei diskvalifikacijos. Auditorijos kvalifikacija reklamos skelbimų lygmenyje. Atkreipiu jūsų dėmesį, kad mes kalbame apie mokamos reklamos pirkimą, kai kiekvienas paspaudimas mums kainuoja pinigus, mūsų resursus. Todėl turime kvalifikuoti ir dar kartą kvalifikuoti mūsų tikslinę auditoriją. Kaip kvalifikacija atrodo skelbimų lygmenyje? Pradžiai pademonstruosiu antipavyzdį. Tai yra, kaip geriau nedaryti. Tarkime, mes padarėme pirmo lygio kvalifikaciją pagal raktinius žodžius ir tinkamas frazes ir rodoma reklamą tik tuo atveju, jeigu žmogus įveda labai specifinę paiešką. Ir pasižiūrėkime dabar realų live reklamos skelbimų pavyzdį, kaip kiti rinkos žaidėjai yra paruošę skelbimus. Esmė yra tame, kad jie nedaro kvalifikacijos pagal biudžetą. Tarkime, aš turiu įsivaizduojamą komfortišką biudžetą saunos instaliavimui savo kieme. Ir tarkime, jis yra 4000 svarų, nedaugiau. Ir aš nežinau pagal skelbimus, ar šie žmonės turi pasiūlymą konkrečiai būtent pagal šį biudžetą. Todėl taip, jie atitinka galimai su savo skelbimais mano paiešką ir aš galimai paspausiu tos skelbimus ir jie sumokės už mano paspaudimą. Tačiau jų gali būti toks scenarius, kad patekęs iš skelbimų į jų web puslapį, aš pamatysiu, kad jų pasiūlymai netitinka mano biudžetui. O dabar aš pademonstruosiu mūsų skelbimų pavyzdį, kaip atrodo mūsų skelbimai. Ir kaip matote, mes nurodome iš karto kainų rėžius, mes darome kvalifikaciją potencialaus kliento pagal biudžetą. Nes mes nenorime mokėti už paspaudimus, už lankytojų srautą, jei potencialus klientas nėra pasiruošęs svarstyti pasiūlymus nuo konkrečios sumos. Ir atitinkamai klausimas jums.
Ką mokėti už tokį paspaudimą ir lankytoją, jei kitame žingsnėje jis supras, kad nėra pasiūlymo pagal jo biudžetą. Darydami taip, mes iš karto atsifiltruojame klientus su netinkamu biudžetu. Ir atvirkščiai, pritraukiame dėmesį tų klientų, kurie pasiruošę svarstyti pasiūlymus nuo tokio biudžeto, kurį mes jiems pasiūlėme skelbimo lygmenyje. Ir beje, galbūt jau pastebėjote, kad šalia šios pirmos antraštės eina iš karto antroji svarbi antraštė, kuri daro trečiojo lygio kvalifikaciją. Tai yra mūsų klientui sutinkamų biudžeto mes iš karto parodome mūsų unikalaus komercinio pasiūlymo kabliuką, kuris iš karto išskiria mus iš konkurento, nes mūsų skelbime yra aiškumas, specifika, paprastumas, konkretika, unikalumas ir vertingas kabliukas kliento akise. Tai yra pagrindiniai principai ir įrankiai parenkant tinkamus reklamos skelbimus, o ne tokios antraštės, kaip verslai mėgsta rašyti, kokybiškos paslaugos už prieinamą kainą, kas yra abstraktų, nuvalkyta, nekonkretizuota, neunikalų ir be jokios vertės kabliuko kliento akise. Taigi, padarius šių net kelių lygių kvalifikaciją, mes pereinam į kitą marketingo piltuvėlių etapą pagal mūsų snaiperio strategiją. Tai yra į specializuotą web puslapį, dar kitaip vadinamą landing page. Kasgi tai toksai per web puslapis? Tai nėra klasikinė web svetainė, kurią kūrė web puslapį kūrėjai, bei kurios įprastai kūriamos tiesiog reprezentacinių tikslų. Ne, tai marketingo priemonė. Norint tinkamai jums paaiškinti skirtumus, čia man užtruktų kelias valandas, vietoj to geriau kviečiu atlikti paprastą eksperimentą. Apsilankykite iš pradžių senoje reprezentacinėje mūsų klientų web svetainėje, beje, kuri šiuo metu vis dar turėtų veikti bei būti aktyvi, jei niekas nepasikeitė. Jos web adresas yra woodwoodpeckers.eu. woodwoodpeckers.eu. Dar kartą. Tai yra kaip tik ta klasikinė web reprezentacinė svetainė ir ją kūrėme ne mes. Ir vėliau apsilankykite nukreipiamajame web puslapyje woodwoodpeckers.co.uk. Dar kartą, woodwoodpeckers.co.uk, kuris yra skirtas UK ir Airijos rinkoms. Šis web puslapis buvo sukurtas kaip tik mūsų. O dabar šiek tiek statistikos. 99% klientų užklausų bei galiausiai pardavimų ateina būtent iš mūsų kurto web puslapio. Klausimas, kodėl? Dėl kelių priežasčių. Pirma priežastis, nes visas reklamos rautas šiuo metu eina būtent į mūsų versijos web puslapį. Dar vienas klausimas būtų, o kodėl mūsų klientą verslas kažkodėl atsisakė su laiku vesti reklamos rautą į tą seną web svetainę? Todėl, kad yra antra priežastis. Ir tegul šį antra priežastis tai bus jūsų namų darbai, jūsų paaiškinimai ir jūsų atsakymai. Tiesiog apsilankykite abiejose web puslapiuose, įsijauskite į potencialaus kliento vaidmenį, kuris svarsto, kurį pirties ar kitaip saunos gamintoją pasirinkti. Ir atsakykite savo, kodėl viename web puslapyje norisi palikti užklausą labiau nei kitame. Ir dar siūlau tai padaryti būtent naršant per mobiliuosius įrenginius, o ne per kompiuterį. Nes pagal statistiką 80% vartotojų ateina į mūsų kurtą web puslapį būtent iš mobiliųjų įrenginių. Taigi, tas pats verslas, tas pats prekės ženklas, bet kaip matote, kitoks pateikimas ir be abejo kitoks galutinis rezultatas. Gerai, visgi padarysiu 3 išsamesnius komentarus bei paaiškinimus užbaigiant šį bloką apie landing page. Komentaras numeris 1. 11 metų vėl ir vėl matau, kaip verslai daro tą pačią klaidą. Tai yra, stato vežimą priešais arklį ir po to stebisi, o tai kodėl vežimas nevažiuoja į priekį. Arklys čia yra marketingo bei reklamos kanalas, o web svetainė čia viso labo vežimas. Tad norint važiuoti į priekį, iš pradžių nustatomas bei pasirinkamas tinkamas marketingo ir reklamos kanalas, mūsų atveju tai Google Ads paieškos reklamos tipas bei formatas. Padaromi visi tie žaidimai, kuriuos jums pristačiau ankstesnėme etape ir tik tuomet antrajame etape šiam konkrečiam kanalui bei konkrečioms reklamos kampanijoms šiame kanale yra kūriamas specializuotas nukreipiamasis web puslapis, kitaip landing page. Komentaras numeris 2. Šio puslapio bazinė pagrindinė funkcija yra pratęsti jūsų reklamos pasiūlymo žinutę, o ne pristatyti jūsų įmonės viziją ir misiją. Nes jei jūs pasirenkat dirbti su Google Ads paieškos reklamos kanalu, tuomet turi būti pritaikytas dar vienas svarbus Mankoff Solutions snaiperio strategijos principas. Tai taisyklė 1, 2, 3. Reklamos skelbimo antraštė turi sutapti su žmogaus Google paieškos fraze, kitaip raktiniais žodžiais.
O pirmoji pagrindinė web puslapio antraštė, kurią žmogus pamatys paspaudęs tą skelbimą, turi sutapti su prieš tai pamatyto skelbimo antrašte, nes tik tokiu būdu su vartotoju bei jūsų potencialių klientų komunikacija vyks jam suprantama bei nuoseklia kalba. Ir komentaras numeris 3. Gražus dizainas ir estetika tik padeda atskleisti bei vaizdžiau pademonstruoti jūsų unikalaus komercinio pasiūlymo stiprumą bei išskirtinumą, bet jokių būdų negali kompensuoti jo trūkumą. Nėra patrauklaus pasiūlymo, kuris kabintų jūsų potencialius klientus, reiškia nėra klientų skambučių, užklausų bei galiausiai pardavimų, juk tai akivaizdu. Būtent tokį pasiūlymą mes ir padėjome išsigryninti bei tinkamai pristatyti Woodpeckers pirčių gamintojai. Ir vienas iš pagrindinių šio pasiūlymo akcentų buvo šaukti Zero Risk Pay After Installation, nes tai buvo dalykas, nuo kurio mes atsispyrėme, nes darbų pradžioje nebuvo nei surinktų atsiliepimų, nei sukauptų socialinių tinklų auditorijų, nei klientų bazės kontaktų. Tiesą sakant, paprasčiau būtų pasakyti, kas buvo pateikta iš klientų pusės. Tai atliktų anksčiau darbų pavyzdžiai ir B suvokimas, kad reikia rizikuoti ir siūlyti saugų atsiskaitimo būdą savo klientams. Visa kita, ką jūs matote dabar socialiniuose tinkluose bei web puslapyje, teko daryti, rinkti bei kurti pakeliui. Gerai, šios blokus susijusius su Google Ads pasirinktų kanalu ir landing page norėčiau jau užbaigti. Pereikime į kitą Menkoff Solutions snaiperio strategijos realizavimo etapą. Tai yra Meta arba kitaip Facebook reklamos pasirinktas kanalas, tipas bei formatas. Pradėsiu nuo to, kodėl Meta arba senamadiškai tariant Facebook mūsų snaiperio strategijoje yra antroji, o ne pirmoji sudėdamoji dalis. Šiuo atveju dėl dviejų priežasčių. Priežastis numeris 1. Jei mūsų klientas tai smulkesnė įmonė ir mes kalbame apie mikromarketingo biudžetą maždaug tarp 1,5 ir 5 tūkstančių eurų, tai mes visada stengiamės panaudoti klientų atveju šį nemokamą kuponą šioje oficialioje Google Ads programoje, kuri yra skirta naujiems Google Ads reklamuotojams. Labai greitai apie šią programą. Skirtingose šalyse ir rinkose šios sumos skiriasi, tačiau mes visada stengiamės išspausti maksimumą mūsų klientų atveju. Tai yra gauti maksimalę nemokamą kuponų sumą, kurią galima vėliau panaudoti Google Ads reklamai. Pavyzdžiui, dabar Google Ads platforma gali jums suteikti vienkartinį 2,5 tūkstančių eurų kuponą su sąlyga, kad per 60 dienų, per 2 mėnesius jūs išleisite 2,5 tūkstančių eurų sumą. Gaunasi, kad jūsų Google Ads biudžetas tampa dvigubai didesnis. O tai reiškia, kad tai dvigubai daugiau lankytojų srauto, dvigubai daugiau kliento užklausų bei dvigubai daugiau užsakymų. Bei iš to kyla antra priežastis, kad mes gauname su jumis dvigubai daugiau analitinių duomenų, kuriuos galime sumaitinti Meta platformos algoritmams. Nes pagal šią mūsų snaiperio strategiją tai yra irgi labai svarbi vieta bei principas, kuris skamba taip. Svarbiau ne kur rodome reklamą – Facebook'e, Instagram'e, Stories, Reels, Newsfeed'e ir taip toliau. Bet svarbiau kam, tai yra kokiems būtent žmonėms mes rodome mūsų reklamą socialiniuose tinkluose. Šiuo atveju pagal mūsų snaiperio strategiją mes rodome reklamą pagal prioritetą žmonėms, kurie jau yra susipažinę su mūsų pasiūlymu bei mūsų web puslapyje. Nes aš priminsiu, kad tai auditorija žmonių, kurie jau praėjo net kelių žingsnių kvalifikaciją. Ir su jais tiesiog būtina pratęsti komunikaciją. Todėl, kad 99% tų žmonių nepirks pirties arba saunos pirmojo kontakto metu, bei kokių 90% žmonių net nepildys užklausos formos. Ne todėl, kad Google Ads reklama yra bloga bei neefektyvi, ir ne todėl, kad pasiūlymas visiškai neužkabino šių žmonių. Bet todėl, kad pirties instaliavimas kieme tai paslauga, kurios kaina prasideda nuo 4 tūkstančių eurų, o tokių kainų ir tipo paslaugų kategorijose yra ilgesnis pirkimo sprendimo priėmimo laikas. Žmonės gali svarstyti pirkimą bei sprendimo priėmimo laiką savaitę, mėnesį, 3 mėnesius bei ilgiau. Žmonės neperka tokių dalykų čia ir dabar per mygtuką pirkti. Tai nėra pirkimas per Amazon, kai tu nori atlikti užsakymą per 1 minutę ir gauti produktą čia ir dabar. Tad būtina pratęsti komunikaciją su šiais žmonėmis. Ir šiam tikslui realizuoti mes pasirinkome kaupti šių žmonių auditoriją maksimaliai įmanomą ir leistiną laiką. Pagal Meta platformos taisyklės tai yra 180 dienų, kitaip pusę metų. Galiausiai gaunasi, kad jei žmogus šiandien ieškojo ir nagrinėjo pirčių gamintojų pasiūlymus, pateko ir susipažino su būtent mūsų pasiūlymu, jis praėjo kvalifikaciją ankstesniuose etapuose. Ir mes turime galimybę rodyti jam Meta Facebook reklamą net pusę metų. Ta mes ir pradėjome iš karto daryti Woodpeckers klientų atveju, nes mūsų tikslas perkelti tokių žmonės į sekantį marketingo piltuvėlio etapą.
Tai yra žmonės, kurie jau susipažino su mūsų pasiūlymu, įtikinti vis labiau jį svarstyti ir galiausiai pasirinkti būtent mūsų produktą. Dabar apie tai, kokiais taktiniais būdais ir įrankiais mes pradėjome tai daryti bei realizuoti. Mes pasirinkome parodyti, kuo įmanoma daugiau atliktų darbų bei laimingų klientų atsiliepimų per laikotarpį, kol žmogus dar yra sprendimo priėmimo stadijoje. Čia vėlgi reikėtų skirti kelias valandas, norint tai detalizuotai jums pristatyti, tiek laiko, aišku, mes neturime ir dabar neskirsime, bet pademonstruosiu jums vieną iš taktinių sprendimų, kaip mes tai iki šiol darome ir kaip tai atrodo. Mes publikuojame Woodpeckers Facebook puslapį atliktų darbų pavyzdžius, atsiliepimų pavyzdžius. Tuomet šias publikacijas mes reklamuojame su specializuotu objective tikslu – engagement. Tam, kad šios publikacijos surinktų daugybę pozityvių reakcijų, laikų, širdučių ir panašiai. Ir čia yra labai svarbi vieta susijusi su šio tipo reklama – engagement. Daugybė šių žmonių, kurie deda tos laikus, tas reakcijas, tas širdutės ir panašiai, niekada netaps pirkėjais ir klientais šio konkrečiai produkto. Ir jums gali kilti klausimas, o tai kam tuomet naudoti ir pirkti tokią reklamą? Tam, kad surinkti socialinio pritarimo reakcijas ir kad jų būtų daug, nes vėliau mes įmame šias publikacijas su daugybė surinktų laikų, reakcijų ir socialinio pritarimo elementų ir naudojame kitokio tipo reklamoje, su taip vadinamu tikslu Objective Lead Generation, užklauso generavimo reklama, kuri jau yra labiau susijusi su tiesioginė rinkodara ir yra arčiau pardavimo etapo. Galiausiai kaip suveikia šių skirtingų formatų ir tikslų reklama. Viena tiesiog surenka daug socialinio pritarimo elementų, daug laikų, daug širdučių ir panašiai, o kita generuoja užklausas. Ir šių reklamos formato kombinacija kartu veikia efektyviau, nes ta reklama, kuri rodome jau su tikslu gauti daugiau potencialių klientų užklausų, veikia efektyviau. Nes žmonės mato daug skirtingų publikacijų atliktų darbų pavyzdžių, atsiliepimų su daugybė laikų. Tai reiškia, kad šis produktas, šis paslaugų teikėjas patinka dideliam skaičiui kitų žmonių. Nes tokiu būdu įsijungia socialinė psichologija, kad jeigu šis produktas patinka dideliam skaičiui žmonių, žmonės laikina, daug atsiliepimų, daugybė atliktų darbų pavyzdžių, tai yra saugu ir tai yra kaip tik tas produktas ir tas pasiūlymas, kurį saugu ir vertinga pasirinkti. Įsivaizduokim tokį scenarijų. Šiandien žmogus įveda į Google paiešką labai specializuotą specifinę paiešką, juk jis ieško tokios tai pirties arba saunos. Jis praeina kelių žingsnių kvalifikaciją, susipažįsta su mūsų unikalių komercinių pasiūlymų. Ir be abejo labai tikėtina, kad žmogus atidės sprendimo priėmimą. Tačiau mes nesielgsime kaip 99% kitų verslų, kurie nenori tęsti su jo komunikaciją. Atvirkščiai, mes pratęsime komunikaciją su jo Meta Facebook platformai ir per artimiausius pusę metų parodysime jam 10, 15, 30, 50, 100 skirtingų papildomų atliktų darbų, pavyzdžius, laimingų, patenkintų klientų atsiliepimų su daugybė kitų klientų ir vartotojų socialinių pritarimų ir pozityvių reakcijų. Ir tokiu būdu, didindami tikimybę, jog vis daugiau žmonių pereis į sekančius marketingo piltuvėlio etapus ir galiausiai taps pirkėjais bei įsigys būtent mūsų produktą, nes mes būsime tas paslaugų teikėjas, kuris daugiausiai ir stipriausiai įtikins žmogų, kad tai yra būtent tas produktas ir jis yra vertingiausias šiuo metu rinkoje. Ir jeigu jums yra smalsu bei įdomu, prie kokių galutinių rezultatų privedė šis Minkoff Solutions sniperio strategijos realizavimas, aptarkime keletą įdomesnių skaičių. Mes pradėjome dirbti su šiuo verslu nuo 2024 metų spalio mėnesio. Per tą laiką šios įmonės pardavimo pajamos išaugo 205%, nominalia verte, jeigu matuotume, plus 290 000 eurų. Jeigu mes X kartų matuojame, tai yra daugiau nei X3 kartus. Kas dėl išvadų, galbūt čia mes jokios įtakos nepadarėme, galbūt čia tiesiog pasisekė, tiesiog paėjo ir čia jau spręskite patys. Aš tiesiog pademonstruosiu šiek tiek statistikos iš vieno tik kanalo Meta Facebook reklamos paskyros. Statistika demonstruojama už laikotarpį nuo spalio 1 dienos 24 metų iki birželio 20 dienos 26 metų.
Investicija į reklamą per šį laikotarpį 44 132 eurai. Užklausų ir kontakto pavyko gauti su tokiu reklamos biudžetu 7 776 vienetus. Vidutinė potencialaus kliento užklausos kaina gavosi per šį laikotarpį 5,68 eurai. Noriu pademonstruoti paskutinių 30 dienų statistiką. Ir kaip matote, užklausos vidutinė kaina yra mažesnė nei per visą laikotarpį, nes augant auditorijų skaičiui, optimizuojant marketingo reklamos kanalus, šiuo atveju mes konkrečiai kalbam apie Meta Facebook Ads reklamą, jūs matote, kad užklausos kaina nebrangsta, o mažėja dėl to, kad stiprėja prekės ženklo žinomumas, auga auditorijos, atitinkamai marketingas tampa efektyvesnis. Ir tai yra viskas, kuo šiandien norėjau su jumis pasidalinti. Ir pabaigai tiesiog akcentuoti keletą svarbių dalykų tezių. Pirma tezė būtų tokia, tai nėra finansinė rekomendacija, nereiškia, kad nukopijuodami šią marketingo strategiją jūs gausite identiškus rezultatus. Noriu būti su jumis atviras ir sąžiningas šiuo klausimu. Draugai, šio turiniu su jumis buvo pasidalinta tik edukaciniais tikslais. Ir trečias dalykas, jei paskutinės tezės jūsų neišgąsdino, jei vis dar domitės mūsų marketingo strategijomis ir sprendimais, drąsiai kreipkitės į mus, pradėti galite nuo įvadinės online konsultacijos be jokių finansinių įsipareigojimų. Užsirašyti į šią įvadinę konsultaciją galite per mūsų oficialią web svetainę menkof.lt. Mielai pravesime jums konsultaciją, jei atitinkate marketingo biudžetus, su kuriais mes dirbame. Ir be abejo, būtinai sekite turinį, kurio aš atvirai dalinuosi socialiniuose tinkluose. Su jumis buvo Jegoras iš Menkov Solutions, pasimatysime kitose vaizdo įrašuose. Iki draugai!